Kiek čia grėvių palauk? Vienas, Šarenas ir perkas, dėkitės, kiek jūs dedat ir... 4, 5, cukrus. Grėvių, čia daugiausia grėvių, čia apie mums daugiau nei tokių vietų. Kaip sako, vienas grėvis sakė, trikampis, čia atvažiuoji, tik atvažiuoti suvarkį būdavo. Čia va šitį nuveina trikampį, va šitį. Va, a čia išvažiuoti. Tai vienas gilus grėvis labai buvo. Ir akmenų pavirsnis eidavo. Va, apkasų būdavo, va, pradėsime. Tai 18 ir 14 metais. Čia šitas kriaušis labai išnešė, nuvertė daug medžių, visko žemės. Tada, a čia būdavo pildavo, kaip Vladis eidavo, čia visur. Čia vanduo būdavo, čia matydavas viskas. O, koksai gilus. Dabar audra buvo, tai matai, čia išgriuvo. Išgriuvo, kaip nebuvo, matai. Čia smėlio nėra. Va čia va būdavo tokias sala, aš kaip ganydavau, pačiam gydavau. Čia va lygių būdavo, tai ledlako ar vis būdavo karstavo. Čia nesmatoma, tai... Čia tai matosi smėlis, va čia. Čia nėra smėlio baltaus. Balta tai ne. O tai išgriovė. Nu, tai daug paėjęs man parodysi. O čia būdavo pavirsnis, dabar nebėra žūnų už tą. Čia tai kaip išgriuvo dabar va, mano gyvenime. Ir čia neišgriuvo. Pavasaris, kai būdavo, tai sniegą prinežo, išlysdavo, vanduo įdavo. Matai. Taip toliau einam. Čia apkasai buvo, čia frontus jie 7 savaitės. Čia vakečiai buvo žūpės rusai. Tėvai pasakė, kada pa šitą karą tada revoliucija lyka Rusijai. O čia tada Lietuva sustvėrė. Čia kai ganyta, čia mano viskas išvaikščiota, čia nebuvo nieko. Kas į dirvonus buvo, dabar išaug, galksnį, viskas. Ir čia dar kaip linija, čia dar būdavo dirvaniukas, dar ganydavom. Paėjęs urvaras salopės, tai va, kitą pusę tada ir kosdavo. Tenai. Pereikit va, lygiai keliukas kaip ir paėjęs tą greviukas ir tada paeikit ant griaušį, labai status griauštis, gerai nepilmuot va, rūpė tiesi va, išeit nemožna. Tai tada biškį kalnelį paėjęs, tai keliuk ir va, išeis statinai. Kalkonda filmuoju. Atminčiai, sakai. Taip. Taip.